Mėly abiturientai, šiomis dienomis skamba ir skambės jūsų paskutinis skambutis mokyklose. Gal ir neįprastas, bet jausmas tapsantis jūsų realybė. Nebereikės keltis ankstyvą metą iš lovos, nebūtinai švytinčių veidų eiti į pamokas, bet kartu tai yra ir jūsų naujas etapas. Brėžiate brūkšnį savo gyvenime. Būsite finišo tiesiojoje, veidų susitinkant ir pasitinkant brandos egzaminus, nuo kurių rezultatų tikrai priklausys daug. Šios kelios savaitės, mėnesiai parodys tai, kaip bus apvainikuotas jūsų pastangos praleidus prasmingai metus savo mokykloje. Kartu džiugu palinkėti jums, kad pasirinkimo galimybės po mokyklos, ne kur nors kitur, o Lietuvoje yra išties neblogos. Galvodami savo galvą ir vadovaudomėsi sveikų protų, žvelkite atsakingai į savo tolimesnių studijų pasirinkimą, tolimesnės profesijos kelią. Ir čia Lietuvoje, tikiu, rasite ne vieną ir ne dvi puikias studijų galimybės. Tam nukreipti valstybės didesni pinigai. Jau antri metai mes dedame pamatinius sprendimus, kad kokybė studijose būtų ne vien žodžiai, o tikrovė. Na ir be abejo, kaip ministras atsimenantis savo paskutinį skambutį, žvelgiu jūs su nemaža doze pavydo. Viena vertus, kad žengėt savo pasirinktų keliu, o pagaliau savarankiško gyvenimo nuotykis yra tai, kas yra vertas kiekvienos ir kiekvieno jūsų svajonių, galbūt planų, tapimo tikrovę. Linkiu, kad jums tikrai pasisektų. Su paskutiniu skambučiu ne tik jūs, abiturientai, bet ir visus mokytojus.